Sveiki visi, mano vardas yra Jurgita Nakrė, esu iš Vilniaus. Programavimo mokytis pradėjau prieš 5 mėnesius bitę ir labai džiaugiuosi, jog šiandien jau galiu pristatyti savo projektą, ties kuriuo dirbu apie porą savaičių. Tai sandėlio valdymo aplikacija. Aplikacijos idėja kilo pagal realius poreikius vienoje santechnikos įmonėje, todėl šios aplikacijos funkcijos yra specifinis. Naudojau kalbas PHP ir JavaScript. Įėjimas į darbalaukę per prisijungimo formą. Prisijungus galima patekti į admino arba į paprasto vartotojo darbalaukę. Nauji darbuotojai laikinai registruojasi per šią formą, kurioje uždėtos įvairios validacijos. Esant klaidai yra atvaizduojamos savaime išnykstančios žinutės ir parodome, kuriame būtent lauke yra klaida. Vėliau naujo darbuotojo registracija bus perkelta į admino panelę, kur bus galimybė išsiųsti registracijos patvirtinimą per elektroninį paštą. Tai galim pabandyti dabar prisijungti ir pasižiūrėti. Prisijungus su meistro prieiga matome visą medžiagų sąrašą. Galime ieškoti pagal pavadinimą, taip pat filtruoti pagal kategorijas. Prie kiekvienos medžiagos rodomas likutis sandėlyje ir kiek medžiagų šiuo metu yra išduota žmonėms ant rankų. Darbo dienos pradžioje darbuotojas užpildo kiek ir kokių medžiagų yra pasiėmęs savo darbo vietą. Tai sakykime, paims šias prisuojamas jungtis 20 vienetų. Ir matome, kad atitinkamai likutis sumažėjo ir išduotų medžiagų kiekis padaugėjo. Darbo pabaigoje darbuotojas taip pat priduoda ataskaitą, kiek medžiagų yra sunaudojęs. Tarkim, 10 medžiagų ir matome, kad likutis vėl pasikeičia. Programa seka likučius kiekvieno darbuotojo atskirai. Prie išduotų medžiagų darbuotojas gali matyti, kokias medžiagas yra pasiėmę jo kolegos ir prireikus pasiimti tiesiai iš jų. Tai keliaukime prie admino arba darbų vadovo paskyros. Matome, kad atsiranda jau daugiau veiksmo, galime redaguoti likučius, taip pat išvis ištrinti medžiagą. Turime parinkti, papildyti likutį, kai ateina naujas medžiagų užsakymas. Atnaujinus duomenis, šis užsakymas nukeliauja į užsakymo istoriją. Čia galima peržiūrėti visus savo užsakymus, taipogi išlaidas už medžiagas. Prie išduotų medžiagų galima stebėti darbuotojų medžiagų panaudojimą. Galima taip pat sukurti ir pridėti naują medžiagą. Kai likutis artėja prie pabaigos, programa atsižvelgia į likutį sandėlyje ir kiek yra išduota ir tuomet nusiunčia pranešimą, jog artėja laikas užsakyti medžiagas. Štai tokia trumpa aplikacijos apžvalga. Ateities planuose yra sukurti dar papildomų funkcionalumų, pavyzdžiui, kad būtų galima priskirti sandėlių likučius skirtingiems statybos objektams, ištraukti įvairias ataskaitas, siųsti vairuotojui naują medžiagų užsakymą tiesiai iš programėlės. Tai labai visiems ačiū už dėmesį. Jeigu patiko mano pristatymas, kviečiu apsilankyti mano GitHub paskyroje ir draugauti per LinkedIną.